Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromato, kuris įkvepia. Sveiki, čia laida Noriu dirbti. Mes griauname ir beje labai sėkmingai, aš visada taip kartoju, įvairiausius mitus apie profesijas. Šiandieną kalbėsime labai jautrią temą. Vaikai, socialiniai darbuotojai, globėjai. Mitas. Ar tikrai negalima išgelbėti visų pasaulio vaikų? Dar visai neseniai Lietuvoje daug vaikų augo dideliuose globos namuose, ilgų koridorių pastatuose, su bendra valgykla ir tais pačiais žaislais visiems. Šiandien situacija kitokia. Šalis nusprendė, kad kiekvienas vaikas turi augti šeimoje, o ne institucijoje. Šis sprendimas pakeitė gyvenimus. Dideli vaikų namai pamažu tapo praeitimi. Vietoje jų atsirado globėjų šeimos, šeimynos ir bendruomeniniai namai. Pristatome pirmąjį laidos herojų. Sveiki, aš esu Rasa Zaidovaitė, dirbu organizacijoje SOS vaikų kaimai, vykdančioji direktorė ir kiekvieną savo rytą pradedu nuo to, kad šiandien išgelbėsiu bent vieną vaiką. Rasa, aš tikrai neslėpsiu, aš pati galvoju apie tai, kad visai būtų faina, jauku, kai mano dukra išeis jau 17 metų, globoti vaikus. Dažnai žmonės sako, aš labai myliu vaiką ir mes sakom valio, čia yra labai stipru, bet meilės neužtenka. Ko reikia? Dėl to, kad globojami vaikai, jie dažniausiai pagalvokim, iš kokios aplinkos vaikai atėję. Tai labiausiai traumuoti vaikai šioje žemėje tikriausiai, nes patyrė pačią didžiausią traumą, juos paliko tėvai. Ir ta trauma, jinai auga ir didėja, kartu augant ir vaikui. Tai vadinasi, jeigu aš ateinu tik su meile, aš galiu kažkokias skylės galiu užpildyti, bet iš tiesų reikia labai daug žinių, išmonės, pasirengimo, tiek paties žmogaus, tiek artimųjų rato, kad tas vaikas atsistotų ant kojų. Tai jeigu aš noriu paimti savo, nes kaip gaila, tai čia ne kačiukai, ne šuniukai, mes negalim tada, nes mes esam nesąžiningi prieš tą vaiką. Nesupratau tada, žinokit. Jo, nesupratau. Jeigu aš labai noriu išgelbėti tą vaiką, tai čia ne priežastis? Ar jūs gelbėt vaiką, ar jūs gelbėt save? Man taip gera bus jo, čia gerai. Man bus gera jam padėti. Čia vaistiškai skamba. Bet ar jūs nori jūsų pagalbos? Tai greičiausiai, jeigu jis ateina iš tokios aplinkos, kuris yra sužeistas, greičiausiai jis tos mano pagalbos nenorės. Iš pradžių. Nes natūralu, kad pradžioje vis tiek būna pirmas žingsnis pasipriešinimas. Natūralu. Tada būna išbandymo fazė. Vadinasi, ar tikrai tas žmogus mane myli tiek, pakankamai, tai reiškia, aš jam padarau egzaminą įvairiausių dalykų. Čia vaikas taip pat esi šeima visą laiką? Ne visą laiką. Bet testuoja, ar ne? Normalu. Mes visi vienas kitą prasitestuojam. Ir ateidami į darbą, kolegas pratestuojam, turim susidėti kažkokias ribas, bet kai vaikas ateina į šeimą, jisai susideda saugumo ribas. Kiek aš, būdama su bagažu, aišku, priklausomai nuo amžiaus, galiu būti savimi. Tam yra atskiri visi mokymai, tai vadinasi, kiekvienas žmogus, kuris jaučia norą, kad noriu, įsivaikinti arba paimti vaiką į globą, jis turi praeiti, Lietuvos sistemoje yra tokie GIMK mokymai ir tuos mokymus turi išklausyti privalomai be pasirinkimo. 3 mėnesius mokymai trunka. Mitas. Negalima išgelbėti viso pasaulio vaikų. Tačiau pradėti galima bet kada. Svarbiausia – imti ir padėti nors vienam vaikui. Kartais vieno vaiko gyvenimas pakeičia pasaulį. Ir tai jau prasminga pradžia. SOS vaikų kaimai Lietuvoje veikia kaip vaikų užtarėjai, siekdami, kad būtų gerbiamos vaikų teisės, ypač tų, kuriems kyla pavojus. Organizacija vadovaujasi Jungtinių tautų vaikų teisių konvencija ir alternatyvios globos gairėmis. Tai turim X bylų skaičių parengtų globėjų arba įtėvių ir pagal tai, kokie yra įtėviai ir žinant, kokių savybių yra vaikas, bandom pažiūrėti, ar ta šeima, ar tie įtėviai globėjai yra tinkami tam vaikui, tam, kad netraumuoti vaiko. Nes negaliu ateiti ir išsirinkti, kad man patinka tas vaikutis. Kaip aš matau jūsų veidą, kad jūs čia juokaujate, tai labai džiaugiuosi, nes negalit. Ir nereikia to daryti, dėl to, kad įsivaizduokit, tie vaikai, ypač jeigu yra vyresni, jiegi supranta. Ir vadinasi, kiekvieną kartą, kai ateina kažkoks suaugęs svečias, jie nėra kvaili. Ir jie supranta, kad juos renkasi. Tai atėję nori kuo mažesnio, ar ne?
vaikelio? Tai visada nori kūdikėlių, nes čia dar vienas dalykas, ką reikėtų truputėlį ir ką bandom keisti žmonėse, kad jie įsivaizduoja, kad pasimsiu mažą vaikelį, tai vadinasi, tada pridėsiu savo asmenybių savybių ir tas vaikas bus mano. Nu, va toks pat kažkoks tai. Vaiką reikia priimti su visa jo aplinka. Vadinasi, jeigu mes imame vaikelį nepriklausomai nuo jo amžiaus, mes negalim nukirsti jo biologinių šaknų, mes rekomenduojam nekeisti vardo pavardės, nes tai yra jo, tai yra jis. Tu negali to vaiko viso aplaužyti, apkarpyti ir sakyti, va dabar tu ne ten kažkas tai, o va tu esi Zaidovaitės vaikas. Pristatome antrąjį šio mito herojų. Esu Titas Medelis, multidimensinės šeimos terapijos koordinatorius. Ar tai jūsų vaikas, ar globojamas? Pasitaiko situacijų, kai tiesiog nesusikalbama. Tokiais momentais tiek tėvams, tiek globėjams labai svarbu ieškoti pagalbos, pasikonsultuoti ir rasti sprendimus kartu su profesionalais. Paauglys grįžo ir jisai pavartos alkoholio ir 13 metų. Nu ką daryti? Nu ką dabar, ką daryti? Bet reikia apsaugoti. Kaip apsaugoti? Kam pastatyti? Atimti telefoną, ar ne, uždaryti namų areštą, kad negalėtų susisiekti su savo draugais ir visa kita. Ir tada paauglys irgi gavęs tą kontrolę staiga iš niekur, kurie atsiranda iš baimės, iš noro apsaugoti, irgi priešinasi. Tada ir gaunasi natūralus konfliktas, kurio niekas turbūt nenorėjo. Ir tada ateina šeima pas Titą? Į šeimos terapiją ateina, taip. Ir bandom susikalbėti, kalbamės. Kas nutiko, kad vaikas norėjo vartoti alkoholį ar kitą medžiagą kažkokią tai. Nes priežastis kažkokia tai yra visą laiką. Kažkokia yra, dažnai jinai slypi šeimoje, dažnai jinai slypi, sakykime, savo tapatumo, identiteto paieškose, kažkokiose noriu kitą santykį kurti, kažkokį noriu savim labiau pasitikėti ir dėl tos priežasties vartoju. Galbūt tėvai pykstasi nuolatos, nes vyksta skyrybų procesas, sunku būti namuose, stresas nepakeliamas, leisiu laiką lauke ir štai alkoholis man padėjo, sakykime, su tom emocijom, kurias man taip sunku įvardinti. Svarbu padėti vaikui suprasti situaciją, o patiems, augindami ar globodami, nuolat mokytis ir ieškoti būdų, kaip geriausiai palaikyti ir suprasti savo vaiką. Čia galioja taisyklė, nėra mano ar ne mano globojamo vaiko. Jei vaikas atėjo į jūsų šeimą, tai reiškia, kad jis yra jūsų vaikas. Jeigu dabar, kas žiūri mus, ar ne, kažkokia, ar globojanti, ar neglobojanti, ar šeima gali tiesiog susitarti pas jūs ir atvažiuoti, jeigu iškyla kažkokių problemų šeima, ar ne, jeigu nesusišneka. Turbūt nesusišneka yra, galbūt kiti specialistai gali patiksu, jeigu nesusišneka, gal nesišneka, pavyzdžiui, arba nesiklauso vienas kito. Būtent ši terapija yra jaunuoliams, kurie yra patyrę, bet irgi su rasa bendravo šiek tiek tam tikras traumas, praradę santykį. Ir tai gali būti dėl netekties, tai gali būti dėl atstumimo kažkada raidos procese. Čia giliau dar truputėlį. Taip, ir tai yra jaunuoliai iš esmės, kurių yra sutrikusi emocinė reguliacija, sakykime, arba sunku jau reguliuoti savo emocijas ir tada jie... Bet gali vis tiek jums paskambinti, pasitarti, ar gali pas jūs ateiti irgi, ne? Pasitarti gali. Taip, ką tu žinai, kur nukreipti tą savo vaiką arba savo šeimą? Gali drąsiai skambinti, galim pakonsultuoti, jeigu matysim, kad galim suteikti pagalbą, kviesim susipažinti, papasakosim, kaip veikia terapija, susipažinsim su šeimos iššūkiais ir kartu įvertinsim, ar padėtų ši programa, galbūt kažkur kitur nukreipsim, jeigu yra poreikis. Dažniausiai tėvai ateina iš pozicijos, kad, ir tas jau yra girdima visur, socialiniai darbuotojai kalba apie tai, kad paauglystė prasidėjo, sugedo vaiką, sutaisykit, o mes atsitraukiam. Tai mes esam giliai įsitikinę, kad tik tai tėvai gali pakeisti savo vaikus. Specialistų rolė yra ateiti ir išeiti. Mes turim įrankius, mes turim patirtį savo, nekantravom juos suteikti, jeigu tik tai nori šeima jas priimti. Bet mes neturim kamerų pas juos namuose, mes su jais negyvenam. Tai tik tai jie gali pritaikyti tas praktikas gerasias auklėdami vaikus ir tik tai vaikai gali patikėti tėvais, kad ir tėvai gali pasikeisti. Ar jūs mokate iš tikrųjų išgirsti savo vaiką? Klausyti ne tik žodžių, bet ir jausmų, nerimo, džiaugsmo ar tylos, kuris slepiasi už jų akių. Tai viena svarbiausių dovanų, kurią galime suteikti vaikui – jaustis girdimam ir suprastam.
Ar galėčiau aš va tokiam mažam kambarėlį, gyvenu viena, va tokiam mažam kambarėlį, globoti vaiką? Ar yra tam tikros sąlygos, kurias reikia išpildyti? Visada yra dialogas. Sąlygų sąrašo tikrai nėra, bet yra dialogas labai svarbu, va čia ką aš prieš tai ir minėjau, kad visas dalykas prasideda nuo motyvacijos kodėl. Nes tikrai yra buvę atvejai, mes ir anksčiau esame girdėję apie norą pasipelnyti, kai tie vaikai būdavo paimti, ūkio darbus nudirbti ir panašiai. Tai va šitos dalykus dabar mokymų programa labai greit užpelenguoja, stabdo ir mes tada iš karto sakom, žiūrėkit, nepykit, ne. Ai, matot, ar ne? Tai ir pasimato žmogus per tą ilgą laiką, kiek tu ten gali privaidinti. Vis tiek kažkada žmogus būna savimi ir atsiveria ir važiuojam patikrinti tuos namus. Tai kai važiuoji, vėlgi labai svarbu, tarkim, būna poros, kurios nori globoti arba įsivaikinti vaikelį ir sako, va, mes dabar norim lėliuko, bet dar neturim nei lovytės, nieko, labai normalu. Nes, neaišku, nei kada bus tas lėliukas, nei panašiai, bet tu žiūri, ar žmonės yra pasirengę, ar yra pakankamos pajamos, kaip jie apskritai pasiruošę. Kas yra pakankamos pajamos? Netikrinam bankuose, išrašų neprašom, jie preliminariai būna nurodo, kartais nenurodo, tai čia toksai vėlgi nėra, bet jeigu žmonės, nežinau, neturi darbo ir neturi jokių pomėgių, iš kurių gautų pajamų, tai... Mitas, jog negalima išgelbėti viso pasaulio vaikų, tikrai paneigtas. Kiekvienas vaikas, kuris rado meilę, saugumą ir tikėjimą savimi, įrodo, kad pasaulis gali keistis. Kartais užtenka vienos širdies, vienų rankų ar šilto žvilgsnio, kad gimtų tikrasis gėris. Na, dabar keliaukime į gamyklą, kur yra gaminamos robotų smegenys. Yra žmonių, kurie mano, kad greitai robotai pakeis žmonės. Pagyvensim, pamatysim. Taigi, sekantis mitas. Ar tikrai gamykloje darbas nuobodus ir visai nekūrybiškas? Pristatome patikimą darbdavį, kuris ir šiandien ieško komandos papildymo. UAB Elcor Baltic. Įmonė veikia nuo 2015 metų ir specializuojasi automatikos valdymo bei elektros skirstymo įrangos gamyboje. Šiuo metu įmonėje dirba apie 115 žmonių, o veikla nuolat plečiama, diegiant pažangius gamybos ir inžinerinius sprendimus. Šiemet jie persikėlė į naujai pastatytas gamybinės administracinės patalpas, kurios atspindi įmonės augimą ir šiuolaikišką požiūrį į darbo aplinką. Bendrovė priklauso Elcor grupiai, turinčiai skandinaviško kapitalo ir išlaikančiai tvarumo bei techninio išmanimo kryptį. Kartu su šia įmonė pabandykime sugriauti mitą, kad darbas gamykloje nekūrybiškas ir nuobodus. Pristatome šio mito herojų. Esu Justinas Raškauskas, UAB Elcor Baltic Lietuva, gamyklos vadovas. Justinai, yra sakoma, kad kažkada tai ateityje visą darbą gamykloje pakeis robotai. Pats tikėtum? Iš dalies, būtent kartotiniam darbui, turbūt ko ir mes šiandien siekiame, ne tai kuo daugiau automatizuoti, bet kad tai pasiekti, būtent į to tokio vadinamų standartinio darbo, tai manau niekada žmogaus rankų nepakeis niekas. Ar teisingai suprantu, jūs čia ir gaminate robotų smegenis? Iš dalies taip. Mes kaip įmonė esame automatikos skydų gamintojai, tai būtent tai tie mūsų skydai yra naudojami tai robotų valdymui, tai pastatų valdymui, tai išmaniosiom sistemom. Nesuprantu, aš čia žinokit nieko. Galima kokį pavyzdį, kad žmonės visi suprastų, kam jūs tas smegenis gaminat, kokiam daiktų pavyzdžiui? Tai tarkime, turbūt populiariausias, ką mes dažniausiai per televiziją matome, tai yra, kai kažkokia tai roboto ranka kilnoja krovinius. Tai pats tas robotas mechanizmas, tai jisai yra, kvailelis be nieko, tai šalia jo visada reikia pastatyti tą vadinamą dėžę, kurioje ir yra visas tas vadinamas know-how, kur pas mūsų įmonėje tiek inžinieriai, tiek gamybos darbuotojai ir sukuria. Tai žiūrėkit, tai tas robotas ir ateityje gali likti tas kvailelis, jeigu žmogus nepadarys ant tų smegenų gerų. Tai taip, žinoma, aišku, dabar yra siekiama turbūt dirbtinis intelektas, yra siekiama. Nieko ten, man atrodo, ir gero nebus. Jo, tai, bet vis tiek turbūt reikės ir to žmogiškojo, kuris įvertintų ir būtent sudėliotų, kaip tas robotas turėtų elgtis vienu ar kitu atveju. Ar teisingai suprantu, man, pavyzdžiui, aš pati sakau kūryba, tai daino, šokiai, estrada, ar ne? Bet galima sakyti, kad ir jūsų gamykloje vyksta kūryba, tai, ką žmonės ten daro.
Taip, tai turbūt mūsų ir vienas yra užduočių, mūsų įmonė dirba pagal principą, ne, kad mes padedam savo klientams rasti sprendimą. Ne, tai pradedant nuo inžinierinės dalies, ne, jeigu klientas ateina ir paprašo, sako, man reikia, kad mano mašina darytų taip ir taip, tai patarkite, kaip daryti. Tai būtent mūsų inžinierija nesugalvoja tą būtent logiką, kaip turėtų daryti, kokių detalių reikėtų, tada kai pereinam į gamybą, ne, tada būtent gamybos darbuotojai ir dėlioja, bando fiziškai tai įgyvendinti, ką mūsų inžinieriai sukūrė. Kad tai yra kūrybiškas darbas, jūs tikrai jau patvirtinote, bet ką turėtų, kokių savybių turėtų turėti žmogus, kad jūs priimtumėte jį dirbti savo įmonėje? Na, įsivaizduokite, dabar žmogus nori keisti darbą ar ką tik baigė mokslus. Aš tai sakyčiau, turbūt žingeidumas, noras domėtis ir turbūt neieškoti kitokių, kaip sakant, sprendimo, naujų nenusistovėjus. Bet taigi ten reikia žinoti, kokį laidelį. Tai mes tą išmokom. Jūs esate labai atsakingi aplinkai. Kodėl taip yra? Kodėl tai ypatingai jums yra svarbu? Na, kadangi mūsų pagrindiniai klientai yra skandinavai, ir Skandinavija tikrai tai žengia su tvarumu, su visu to vadinamu žalumu, ne tikrai į priekį ir mūsų klientai kaip prioritetą, kai mumis renkasi, kai mumis nominuoja vienam ar kitam projektui, tai būtent žiūri tos aplinkos sauginius reikalavimus, kaip mes juos atitinkam, kaip su jais tvarkomės ir todėl ir bandome ne kiekvieną dieną dirbti taip, kad taip ir atrodytumėm, kad nereiktų tik tai prieš klientą pasiruošti, tiesiog gerai jaustumėmės darbo vietoje ir atitiktumėm visus įmonės, Europos ir Lietuvos įstatymus. Pristatome herojų, kuris paneigs senus gandus, kad gamyklose neįmanoma švara ir tvarka. Aš esu Andrius Butkus, pardavimų projekto vadovas įmonėje Manjana. UAB Manjana – tai Elcor Baltic partnerė, kasdien užtikrinanti, kad įmonės patalpose vyrautų tvarka, švara ir higiena. Jau 30 metų Manjana yra viena iš švaros ir higienos priemonių prekybos lyderių Lietuvoje, tiekiančių patikimus valymo įrankius, priemonės ir sprendimus verslams visoje šalyje. Jie įrodė, kad net ir pramoninė aplinka gali būti švari, tvarkinga ir moderni. Susitikus tiesiog žmonės gamyboje, darbo aplinkoje, matosi, kad čia yra rūpestis žmonėmis, tai ne tik tai pačia higiena, bet ir darbuotojais. Tai turbūt požiūris ne tik į darbuotojus, bet ir į tvarią aplinką, į švarą, į higieną yra atitinkamas. Dažnas nustemba, užėjęs į gamyklos patalpas. Kaip čia gali būti taip švaru, juk čia vyksta gamyba? Čia šita įmonė yra du įrengimai, tai šlavimo mašina ir grindų plovimo mašina. Taski įranga, kuri dirba savo darbą. Vieną kartą atvažiavo, parodė sprendimus, kokie yra, antrą kartą. Paskiau pats vakare galvoju, sakau, tu matai, kaip su ta švara, ne, yra ir procesai, yra ir dalykai, ne, yra tikrai žmonės, kur dirba, galvoja, kad būtų lengviau. Visokie tie praktiški patarimai būtent šitoj statybų fazėje įvyko. Tai kadangi esu vis tiek biškelį tinginys, sakau, tai kodėl žiūrėkite, pradedam su jais dirbti. Įmonėje naudojami higienos reikmenys, kuriuos tiekia Manjana, yra ne tik kokybiški, bet ir ekologiški. Renkantis švaros sprendimus, dėmesys skiriamas tvarumui ir aplinkos apsaugai. Kažkada mes gyvenom su ūkiniu muilu ir atrodo viskas buvo normalu ir prausimės su kietu gabaliniu muilu, irgi buvo įprasta. Po to visi mes migravom į skystą muilą, po to dar vėliau į muilo putas, nes viskas modernėja. O dabar turbūt kaip grįžtam atgal. Vėl grįžta ten kietas muilas, ar ne, Vidui? Taip, ten yra kietas muilas, tik tai skirtumas nuo tų senųjų, kur ten buvo tokie padėti nelabai gražus, yra tas, kad čia yra viskas higieniška, ekologiška, nėra mikroplastiko, nėra kontakto ir kas svarbiausia, tai yra tvaru, nes jokios papildomos pakuotės, jokio plastiko. Ir, įsivaizduokit, jeigu jums reikėtų
skystų muilų pakeisti šitą produktą, jums reikėtų 38 palečių. Tuo tarpu šitas muilas jisai tilptų ant vienos paletės. Tai 38 kartus yra tiesiog mažiau sandėliavimo. Ir tarša visa, taip. atliekos visas. Tuo tarpu, kad mes, jeigu skystą muilą, tai mes vežam vandenį, nes didžioji dalis yra vanduo. O šnekant apie tvarumą, apie ekologiją, apie CO2 pėdsaką, tai ne paskutiniai vietoje tas pervežimo efektas yra. Nepaslaptis, kad šiuolaikinis žmogus rinkdamasis darbo vietą vis dažniau renkasi atsakingas įmones, tas, kurios rūpinasi ne tik darbuotojais, bet ir aplinka bei tvarumu. Jei grįžtume prie mito, kad gamykloje dirba nekūrybiški žmonės, drąsiai galime sakyti, rasti geriausius sprendimus tausojant aplinką yra ne kas kita kaip kūrybos dalis. Labai dažnai žmogus atėjęs į įmonę tikisi joje padaryti karjerą. Iš tikrųjų, ar ne, jeigu tu atėjai, pradėjai nuo nulio mokytis. Ar yra jūsų įmonėje karjeros galimybės kilti, augti? Iš tikrųjų, turim tikrai gerų pavyzdžių, kai šiai dienai pradėjęs nuo paprasto montuotojo, ir turbūt be inžinerinio išsilavinimo, šiuo metu dirba inžinierių ir jau būtent projektuoja tus skydus. Ir tai viskas priklauso nuo žmogaus. Taigi mitas tikrai paneigtas. Čia kūrybos tikrai labai daug. Dėkojame savo draugams. CV Online – tai ne tik darbo skelbimų portalas, bet ir stiprus personalo paieškos, atrankos ir įvertinimo paslaugų teikėjas, kuris stengiasi būti geriausiu partneriu darbdaviams, ieškantiems darbo ir darbuotojams.